ką daryti su ta 5 kolona NATO, Turkija ir ypač Vengrija, ir ar apskritai yra NATO sutarty nors viena eilutė, kuri leistų iš to pato išeiti. Iš principo yra neteorinis pašalinimo iš NATO mechanizmas, jeigu konsensusu visos kitos likusios šalis sutartų, kad, pavyzdžiui, Vengrija arba Turkija iš esmės pažeidžia Šiaurės Atlanto sutartį, tada tai yra įmanoma. Lietuvoje augant seksualinių nusikaltimų prieš vaikus mastui, teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska neslėpia skeptiškai vertinanti vis pasigirstančius siūlymus steigti pedofilų registrą ar sekti šalių, kur už seksualinius nusikaltimus asmenims gali būti skiriama cheminė kastracija. Pavyzdžiui, savo pačios seksualinės orientacijos neslėpianti ministrė labiau norėtų diskusijos. Jos manymų prasmingiau būtų sutelkti dėmesį ne į vaikams grėsmę keliančius pedofilus, o į jų aukas ir jų apsaugos užtikrinimą. Tačiau kaip tai būtų įmanoma padaryti praktiškai kitokiais būdais, nei tokių asmenų viešinimas nedetalizuoja. Vengrijos premjeras turi ir daugiau priekaištų. Viktoras Orbanas prieš susitikimą pasidalijo filmuku, kuriame pyko, kad bendrija Ukrainai skyrė 50 milijardų eurų, o šie esą neatsiskaito, kur juos leidžia. 50 milijardų eurų. Kur mūsų pinigai? Dramatiškos muzikos fone klausė Orbanas. No, he did not. Ne, jis manęs tiesiogiai nepaklausė. Jeigu būtų paklausęs, atsakyčiau, kad visi matome, jog Europos Sąjunga yra stipri ir klestinti. Turime skaidrią patikrinimų sistemą. We all can witness. Dabar labai populiaru kalbėti, kokia silpna yra Europos Sąjunga. Tai yra tiesa. Priešai tuo naudojasi, o mes neišnaudojam visų galimybių, kurias teikia Europos Sąjunga. Mums reikia kitokios Europos Sąjungos, kitokio jos veikimo. Tam, neabejotinai, mums reikės jos reformą. Ir mums reikia pasiūlymų daug reformų. Artimiausiu metu teiksiu pasiūlymus ir tikiuosi, kad tie pasiūlymai taip pat bus kaip Lietuvos pozicija dėl Europos Sąjungos reformos. Nes dabartinė forma Europos Sąjunga neturi jokių šansų. Jeigu Europos Sąjunga neturi šansų, mes esame labai dideli dabar. Stipri ir klestinti. Turime skaidrią patikrinimų sistemą. Pernai gauta 300 pranešimų apie seksualinį smurtą prieš vaikus. Policija teigia, pranešimų daugėja. Įtampą didina ir Europos komisijos skirta bauda socialiniam tinklui X, kurios savininkas Elonas Muskas paragino išformuoti Europos Sąjungą. Briuselis pranešė skiriantis baudą Elono Musko valdomam socialiniam tinklui X. Europos komisija X skyrė 120 milijonų eurų baudą už skaitmeninių paslaugų akto pažeidimą. Donaldo Trumpo administracija, jau anksčiau kritikavusi Europos Sąjungos internetinės erdvės taisyklės, tai laiko Amerikos kompanijų puolimu ir cenzūra. Europos komisijos 140 milijonų dolerių bauda nėra tik puolimas prieš X. Tai užsienio vyriausybių puolimas prieš visas Amerikos technologijų platformas ir Amerikos žmonės. Amerikiečių cenzūravimo internete dienos baigėsi. Europos Sąjunga turėtų būti panaikinta, o suverenumas grąžintas atskiroms valstybėms, kad vyriausybės galėtų geriau atstovauti savo žmonėms. Turtingiausias pasaulio žmogus jau bandė kištis į šių metų Vokietijos parlamento rinkimus, palaikydamas partiją Alternatyva Vokietijai, bei kritikavo Jungtinės karalystės leiboristų valdžią. Gilėjantis vertybinis ginčas tarp Amerikos ir Europos gali reikšti, kad panašių bandymų bus ir ateityje. There's simply no room, no time for nostalgia. Battle lines for a new world order based on power are being drawn right now. So yes, Europe must fight for its place in the world, in which many major powers are either ambivalent or openly hostile to Europe. A world of imperial ambitions and imperial wars. A world in which dependencies are ruthlessly weaponized. And it is for all these reasons that a new Europe must be built. And finally, it takes resilience. As technology evolves, we need to build up a societal immunity around information manipulation. Because research has shown that pre-bunking is much more successful than debunking. Pre-bunking is basically the opposite of debunking. In short, prevention is preferable to cure. Perhaps if you think of information manipulation as a virus, instead of treating an infection once it has taken hold, that is debunking. It is much better to vaccinate so that the body is inoculated. Pre-bunking is the same approach. Because this information relies on people passing it on to others. It is essential that people know what malign information's influence is and what the techniques are that are behind it.
Savo pačios seksualinės orientacijos neslepianti ministrė labiau norėtų diskusijos. Cenzūravimo internete dieno Saugos užtikrinimą, tačiau kaip tai būtų įmanoma padaryti praktiškai kitokiais būdais? Societal immunity. No time for nostalgia.